Mano bakalauro darbo tema buvo šeimos portretas korėjiečių literatūroje. Ir aš nagrinėjau šeimos įvaizdį korėjiečių visuomenėje. Kaip šeima yra aprašoma literatūroje, dviejose knygose. Aš nagrinėjau šeimos narius, jų vaidmenis šeimoj, jų elgseną šeimoj, kaip jie save mato, kaip juos mato kiti šeimos nariai, kaip juos žiūri visuomenė ir taip toliau. Ir būtent lyčių lygybės tematika, ji buvo nagrinėta būtent šeimos kontekste ir aš žiūrėjau, kaip tiesiog visa tai yra daroma šeimoje būtent. Ir aš pasirinkau tą temą dėl to, kad manau, kad šeima yra viena pagrindinių visuomenės dalių, sudedamųjų dalių ir iš sveikų šeimų susidaro sveika visuomenė. Dėl to man ta tema yra labai arti. Ir tiesiog buvo dar įdomu pažiūrėti, kaip tai yra nagrinėjama ir rodoma korėjiečių visuomeniai, kaip jie supranta šeimos sampratą ir kaip vyksta viskas pas juos šeimose. Didžiausias toks įdomiausias dalykas buvo apie šeimą korėjiečių visuomeniai tai, kad aišku, čia yra grožinė literatūra, jie rodo, kaip, jie rašė, ir čia rašytojų požiūris, bet vis tiek jis atspindi tam tikrą visuomenę jo. Ir man buvo didžiausias įspūdis, kad labai tas šeimos ta samprata, ji labai atitolsta nuo to idealo, nuo normalios šeimos, kuri turėtų būti visuomenė, nuo sveikos šeimos. Nes savo darbe aš naudoju tokį įrankį kaip chronotopą. Chronotopas tai yra laiko ir erdvės susijungimas. Čia yra toks literatūrinis įrankis ir mes ten yra skirtingi chronotopo tipai ir vienas iš jų yra karnavalas. Kas yra būdinga karnavalui? Kaukės, vaidyba, melas, aktoriai, toks džiaugsmas, bet tokios didelės prasmės ir taip toliau. Ir visą tai mes galėjome matyti šeimoje, korėjiečių šeimoje, kurie buvo rodoma tose istorijose, kurias aš skaičiau ir nagrinėjau. Nes ten buvo labai daug vaidybos, labai daug melo. Ir korėjiečių rašytojai jie parodė tą daugiakalbiškumą arba taip vadinamoji heteroglosija, irgi čia toks literatūrinis įrankis, tas balsų kaip vaizdavimas, kad yra išorinis, vidinis žmogaus balsas, šeimos nario balsas, jo supratimas jo paties, kaip jis save mato ir taip toliau, ir jo toks išorinis balsas, ta prasme, jo socialinio statuso balsas. Pavyzdžiui, jeigu tai yra moteris, tai yra motina, žmona, jeigu ji yra dirbanti, tai yra ir jos darbinis statusas, ir taip pat ir su vyrais. Ir tas kaip veikimas, sujungimas su savo vidiniu balsu buvo rodomas, kaip jie save mato, ta prasme, ar jie mato save tik tai būtent tam išoriniam kontekste, jie mato tik save kaip motina arba žmona, arba jeigu tai vyras, tai kaip vyra arba ten darbuotoja, ar jie supranta savo vidinį tą balsą ir tas balsas vidinis, ar jis yra aukščiau ar žemiau negu tas socialinio statuso balsas. Kai kurie veikėjai jie net neturėjo, jie buvo taip susitelkę į savo išorinį tą balsą, kad jie neturėjo vidinio balso, ta prasme, jie net nesuprasdavo, kad jie turi savo poreikius, kad jie turi savo jausmus, kad jie turi savo norus ir taip toliau. Tai šitie rezultatai buvo man tokie įdomiausi. Pirma knyga, kurią aš nagrinėjau, ji susidarė iš 8 istorijų, skirtingų 8 istorijų, pakankamai trumpų. Iš 8 istorijų tik viena istorija rodė žmonos paveikslą, įvaizdį, kur vidinis balsas ir išorinis balsas turėjo pusiausvyrą. Jie buvo lygus. Nebuvo taip, kad išorinis balsas buvo aukščiau negu tas vidinis balsas, o visos kitos 7 istorijos, ten buvo ir vyrų istorijos, ir moterų istorijos, rodė, kad visgi išorinis balsas jis buvo aukščiau. Ta prasme, motinos tas įvaizdis arba vyro darbuotojo įvaizdis jis buvo aukščiau negu jų ten tokie vidiniai labai jausmai, išgyvenimai. Kai aš perskaičiau, man buvo toks jausmas, kad jie yra labai nelaimingi. Deja, korėjiečių visuomenė yra pakankamai tradicinė ir labai konservatyvi ir labai daug lūkesčių dedama į žmogų. Tu turi būti ir geras darbe, ir šeimoje turi viską suderinti ir viską spėti. Ir gal dėl to
sunku surasti visą pusiausvyrą ir dėl to eina prasideda tie žaidimai su savim. Tu negali iki galo savęs išreikšti, nes tu, pavyzdžiui, nori ten vieną daryti, o tau reikia daryti kitą darbą ir taip toliau. Ir, eina kažkoks prieštaringumas kyla. Ir ir man pasirodė, jie labai nelaimingi. Pagrinde moteris, jie slėpė savo jausmus tokius, savo kaip norus, išgyvenimus po savo to socialiniu statusu. Jie turėjo prižiūrėti namus, auklėti vaikus ir daryti tą visą naminį darbą. Visgi sakyčiau, kad azijiečių visuomeniai šeima yra gan uždara tokia erdvė. Moteris yra namie, jie prižiūri vaikus, gamina maistą, daro visą tą namų ruošą, o vyrai jie daugiau dirba, uždirba pinigus. Pas mus, man atrodo, visgi yra toks laisvesnis visas požiūris į tai ir aš manau, pas mus yra laisvesnis požiūris būtent į moters vaidmenį. Vis tiek moteris gali ir dirbti, ir gali uždirbti daugiau negu vyrai, ir gali kažkaip tai sėkmingiau, man atrodo, suderinti tą ir šeimą, ir darbą, ir karjerą.